Rokas Žilinskas, Vytautas Gapšys ir Viktoras Uspaskichas beveik mėnesį galėjo būti ramus dėl teismo posėdžių. Juos saugojo Seimo nario imunitetas. Tačiau netrukus Seimo posėdžius jiems teks derinti prie teismo darbotvarkės. Seimui leidus visų trijų teisinė neliečiamybė panaikinta. Seimas nusprendė leisti patraukti baudžiamon atsakomybėn, suimti ir kitaip suvaržyti jo laisvę Seimo narį Roką Žilinską. Ilgiausiai Seimas diskutavo dėl finansinėmis machinacijomis įtariamų darbo partijos narių. Gapšio ir Uspaskicho neliečiamybę kolegos įnirtingai stengėsi apsaugoti, o tokiems planams neišdegus Seimo narius kaltino susidorojimu. Šiandien balsavimas ne šiaip eilinis. Šiandien kiekvienas turėsite priimti sprendimą ne dėl Viktoro Uspaskich, ne dėl Vytauto, dėl kurio jau balsavot, kur vaikas iš viso čia ne prie ko. O sprendimą dėl 13 000 darbo partijos narių. Ištikima Uspaskicho bendražygė Loreta Graužinienė bandė Seimą įtikinti, kad pasigailėjimo partijos lyderis nusipelnė ir dėl nuopelnų Rusijos stačiatikių bažnyčiai. Šiuo metu, šiandien, 1 valandą Rusijoje laidojamas patriarchas. Dvasininkas, kuris suvienijo visas Rusijos religijas. Patriarchas, kuris Viktorui Uspaskich už nuopelnus padedant atgaivyti dvasinį pravoslavų tikėjimą, asmeniškai įteikė 3 ordinus. Žinote, ne kiekvienam iš mūsų tenka garbė bučiuoti popiežiui ranką. O šis viso pasaulio gerbiamas dvasininkas lankėsi Urdamoje, lankėsi Viktoro namuose ir priėmė šventą duonos kepalą iš jo motinos rankų. Dar ilgiau parlamentarus įtikinėjo pats Viktoras Uspaskichas, lyginęs save su įkalintu buvusiu Jukos prezidentu Michailu Chodorkovskiu. Seimo tribūnos jis nenorėjo palikti net po to, kai išnaudojo savo laiką, o Seimo posėdžiui pirmininkavęs Raimondas Šukys išjungė mikrofoną. Jūsų laikas baigėsi, gerbiamas Viktorai Uspaskichai. Galiu baigti. Jokių problemų. Tada, kada pabaigsi. Dėkoju gerbiamam pranešėjui, jūsų laikas baigėsi. Dabar noriu pasakyti, kad 100% ar 100 kartų darbo partijos byla yra politizuota daugiau negu Chodorkovskį. Jūsų laikas baigėsi, aš išjungiau mikrofoną, gerbiamas Viktorai Uspaskichai. Atsisveikinę su Seimo nario imunitetu, parlamentarai toliau gynėsi, esą nekalti. Man kaip akmuo nuo širdies nusirito, aš turiu puikią galimybę eiti ir apsiginti teisme ir išeiti iš ten aukštai iškeltą galvą. Viktoras Uspaskichas tikino labiausiai išgyvenantis ne dėl savęs, o dėl jaunojo bendražygio Vytauto Gapšio. Iš karto parodė jaunimui, nevaliai politikai, iš karto jūs čia patvarkys visus. Balsavimas parodė, kad Seimas vis dėlto nepaiso Europos šalyse priimtų demokratinių standartų ir balsuoja taip, kaip jiems atrodo tuo metu patogiau. Aš, Viktoras Uspaskich, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Pagal Seimo statutą teisinį imunitetą, vieną iš daugelio parlamentaro privilegijų, vos prisiekę gauna visi tautos išrinktieji. Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas siūlo statutą taisyti. Esą jei nusikaltimą padarė ne Seimo narys, tai jam patekus į Seimą, imunitetas turėtų būti panaikintas automatiškai. Tai yra, truputį toks, pretekstas Lietuvos Respublikos piliečiai, padarius nusikaltimą, po to kandidatuoti į Seimą, gauti inteligenciją čia, 4 metus atsidėti, senaties terminas ir tarsi Seimas jį pripažįsta nekaltu. Tokio veiksmo tikrai, tokio precedento nereikia kurti, kad žmogus padaręs nusikaltimą eitų į Seimą, kandidatuotų ir tokiu būdu būti teisu be teismo sprendimo. Juk tik teismas priima sprendimą, kaltas ar ne, o ne Seimas. Tautos prisikėlimo partijos nariui Rokui Žilinskui prieš teismą teks stoti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir 7 policijos pareigūnų įžeidimo. Viktoras Uspaskichas ir Vytautas Gapšys kaltinami darbo partijos juodosios buhalterijos byloje. Reporterė Neringa Budrytė, Vilnius.